vertimas yra. Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Visagalis ir mielas dangiškas Tėve, mes kreipiamės į Tave su nuoširdžia padėka, kad Tu leidai mums šiandieną vėl čia susirinkti prie Tavo malonės žodžio, prie žodžio, kuris mums duotas yra iš dangaus per žmones, kurie Tavimi tikėjo. Taigi dėkodami Tau už duoną iš dangaus, mes taip pat dėkojame Tau ir už kasdieninę duoną, ir už tą derlių, ir už tą orą, kuris yra palankus tam, kad derlius galėtų augti ir bręsti laukuose, soduose ir daržuose. Dėkodami už viską, mes meldžiame šiandieną Tavosios dieviškos išminties, kad mes galėtumėm vis labiau ir labiau pažinti Tave ir Tavo mus supantį nuostabų pasaulį. Kad galėtume mokintis iš Tavęs kaip menininkų, kaip tėvų, kaip gydytojo, kad galėtumėm sekti paskui Tave, nes žinome, kad pažinti Tave reiškia turėti amžiną gyvenimą. Mielas Tėve, mes dėkojame Tau už Tavo Sūnų mūsų viešpatį Jėzų, kuris papasakojo mums apie Tave ir apibūdino Tave. Ir priminė mums, kad niekas nepažįsta Dievo, kaip tik tai Sūnus. Ir tik tai tas, kuriam Sūnus jį nori apreikšti. Taigi viešpatie Jėzau, mes meldžiame ir šiandieną, papasakok mums apie mūsų mielą dangišką Tėvą, kuris buvo ir yra, ir kuris neturi nei pradžios, nei pabaigos, ir yra gyvas per amžius, ir pilnas malonės ir gailestingumo. Ir meldžiame vėl dėl visų kenčiančių ir sergančių ir prašome suteikti jiems pagalbą atitinkamą per žmonės, kurie turi atitinkamas specialybės, tai yra gydytojai, slaugytojus. Suteikėme išminties ir kantrybės. Ir taip pat mes meldžiame dėl taikos pasaulyje, nes dar karas tebevyksta. Todėl prašome išminties visai žmonijai, nes yra sakoma taip, kad išmintis tai yra sugebėjimas spręsti problemas, ne smurtu, ne jėga, bet išmintim ir Dievo šventosios dvasios galybė. Tad palaimink juos, o ir mus, mes prašome Tavęs, Dieve mielasis, Jėzaus vardu. Amen. Amen. Šiandieną paskaitysiu žodžius, kurie užrašyti yra antroje Mozės knygoje arba Išėjimo iš Egipto nelaisvės aprašymo knygoje, 20 perskyrime, 2 ir 3 sakiniuose. Aš esu viešpats tavo Dievas, kuris išvedžiau tave iš Egipto žemės, iš vergovės namų. Neturėk kitų dievų, tik tai mane vieną. Prašom sėstis. Šiandieną linkėjimus įdavė Kybartų bendruomenė, taip pat praėjusį trečiadienį man teko būti Klaipėdoje, tai klaipėdiečiai taip pat įdavė jums kuo geriausius sveikinimus ir linkėjimus. Taigi šiandieną girdėjome Dievo žodį būtent apie tai, kad Dievas įsakė tiesiog žmonėms neturėti kitų dievų, tik vieną vienintelį Dievą ir prisiminti, ką Jisai padarė dėl Izraelio tautos. Nes kai Izraelis kaip tauta gyveno ir sunkiai dirbo Egipto šalyje kaip vergai, ir jie ten tarnavo 430 metų, tai neturėjo galimybės nei pabėgti, nei sulaukti pagalbos iš kitos tautos arba savo tėvynainių. Taigi jiems nebuvo kuo tikėtis ir kaip eiti iš tos vergovės, bet Dievas stebuklingų būdu juos išvedė iš tos vergijos ir panaudodamas netgi jūrą, jis stebuklingų būdu praleido Izraelio tautą pereiti per jūrą sausomis kojomis, jūros dugnu. Tuo tarpu, kai egiptiečių besivejančią armiją dėja vanduo paskandino. Tai turėjo būti visai Izraelio tautai amžiams priminimas, kad Dievas yra vienintelis ir kad Izraelis kaip tauta negarbintų kitų dievų.
Jau skaitant seniausius raštus žmonijos, kai jie jau pradėjo išmokti rašyti, tai archeologai gali pastebėti, kad žmonės garbino ir tikėjo daugybę dievų ir juos garbino. Juos garbino kaip žmonės, juos garbino kaip saulę, kaip dangaus kūnus. Ir tų dievų jie turėjo daug, kaip ir mūsų protėviai lietuviai, nes jie turėjo ne tik tai, kad dievų, bet ir deivių. Ir buvo ta pati žemyna arba žemė, žemėpatis taip pat buvo garbinamas. Taigi žmonija minėjo ir garbino labai daug dievų ir deivių, todėl būtent šventas raštas mums primena, ir tai galima sakyti, tarsi ir įrodo, kad Mozė iš tiesų turėjo susitikimą su Dievu, kad būtent Dievas jam pasakė, kad dievaičių, netikrų dievų yra daug, bet kad jis yra vienas vienintelis Dievas. Nes dar ir šiandieną turbūt vis dėlto mes galim pastebėti, kad daugelis religijų, kurios šiandieną egzistuoja, tai jos turi savo dievus. Nors yra sakoma, kad yra daug religijų ir daug dievų vardų, bet vis dėlto jie visi žmonės tiki į tą patį vienintelį Dievą, kokiu vardu jie į jį besikreiptų. Bet įdomu dar ir tai, kad kai Mozė paklausė Dievo, kuo tu esi vardu, kai aš nueisiu pas faraoną ir man reikės pasakyti, kuo tu esi vardu, nes tame pačiame Egipte ir kitose šalyse žmonės paprastai Dievui suteikdavo vardus. Ir pavyzdžiui, tame pačiame Egipte buvo garbinamas saulės dievas Ra. Jo vardas buvo Ra. Taip pat mes žinom, kad kitose šalyse buvo dievai, kurie turėjo savo vardus. Tai buvo ir Elis, tai buvo Eloachas arba Alachas buvo garbinamas. Ir vis dėlto Dievas pasakė Abraomui ir davė labai keistą atsakymą, kai paklausė Mozė, kuo Dievas yra vardu, kai jis nuėjęs pas faraoną, jisai sakė, aš būsiu, kuo būsiu. Labai keistas pasakymas. Dievas nepasako jam savo vardo. Ir tai buvo gan sudėtinga ir tada, kada būtent Mozė nuėjo pas faraoną, tai jisai sako, Dievas mano protėvių, Dievas, vienintelis Dievas, kuris pasakė, kad jis bus tuo, kuo jisai bus savo laiku ir apsireikš įvairiausiais būdais žmonėms. Būtent tas Dievas mano protėvių siunčia pas tave ir įsako tau išleisti Izraelio tautą į laisvę, o jeigu neišleisi, deja tave ištiks įvairūs išbandymai, nelaimės ir nuostoliai, tol, kol tu nepaleisi Izraelio tautą iš vergovės į laisvę. Tai faraonas tada sakė, aš kito dievo, aš tokio dievo nežinau ir kas aš esu, kad aš bijočiau dabar tavo dievo, kurio tu nei vardo gal nežinai ir kodėl aš turėčiau išsigąsti nepažįstamo ir nežinomo dievo, kuris netgi vardo neturi. Tai tada faraonas pasakė, kad eik iš man iš akių ir daugiau mano akyse nesirodyk. Bet kai Mozė nuėjo nuo faraono, tai mes skaitome, kad Egipto šalies žmonės ištiko daug įvairiausių nelaimių, daug įvairiausių problemų. Tai buvo ir varlės, ir skėriai, ir utėlės. Tai buvo ir vanduo paverstas į kraują. Ir vis dėlto faraonas dar neišleido Izraelio tautos į laisvę. Ir tik tada, kada Mozė pasakė faraonui, kad jeigu tu dar neišleisi Izraelio tautos į laisvę, tai visi tavo tautos pirmgimiai, maži kūdikėliai, sūnūs, visi numirs. Tai šiandien daug kas svarsto, kas tai galėtų būti, tie stebuklai visi, kurie vyko ten Egipto žemėje, tai buvo iš tiesų dideli stebuklai, bet tik tai tada, kada
Izraelio tautos vaikai, nei vienas iš jų nemirė, o egiptiečių vaikai visi mirė, tai tik tai tada egiptiečiai tiesiog išprašė išeiti žydų tautos žmonės iš Egipto ir paleido juos į laisvę, nes jie matė, kad jeigu jie to nepadarys, dėja jiems gyventi neišeis. Tai tada Izraelis išėjo būtent į laisvę ir kad to Izraelis nepamirštų, kad būtent vien tik tai vienintelis šitas Dievas, kuris pasakė, aš būsiu, kuo būsiu, būtent jisai ir išvedė Izraelio tautą iš nelaisvės Egipte. Ir štai dar pakartotino įstatymo knygoje yra rašoma dar priminimas visai Izraelio tautai, būtent ir visai žmonijai, kad jie nedarytų jokių Dievo paveikslų ir jų nebegarbintų. Ir štai čia yra sakoma, kadangi jūs nematėte išvaizdos mano kaip Dievo, kuris kalbėjo jums iš ugnies prie Harebo, tai būkite atidūs ir būkite ir saugokitės nuoširdžiai, kad nesielgtume nedorai, dirbdami savo bet kokio išvaizdo stabą, bet kokios išvaizdos stabą, kuris būtų panašus ar į vyrą, ar į moterį, ar į bet kokį gyvulį esantį žemėje, ar panašumą bet kokio paukščio skraidančio padangėse, ar į panašumą bet kokio gyvūno šliaužiančio žeme, ar į panašumą bet kokio žvėries plaukiojančio vandenyje, po žeme, ir kad kartais pakėlę akis į dangų ir stebėdami saulę, mėnulį, žvaigždes ir dangaus galybę, nebūtum sugundytas juos garbinti ir jiems tarnauti. Juos Viešpats tavo Dievas davė visoms tautoms esančioms visur po dangumi. Taigi labai įdomus pasakymas, nes kaip minėjau, žmonija nuo pat senovės garbino žmones, garbino dangaus kūnus, garbino gyvūnus. Ir jeigu mes šiandieną nueitumėm į žydų sinagogas, tai mes pastebėtume, kad ten stabo arba dievų kaip paveikslų nėra. Musulmonų bažnyčiose, jų mečetėse, taip pat jie stabams nesilenkia, jų nepiešia ir jiems nebetarnauja. Bet jeigu mes nueitume šiandieną į krikščioniško pasaulio bažnyčias arba į budistų bažnyčias arba į kitas bažnyčias, kitų tikėjimų, tai mes pastebėtume, kad ten yra vis dėlto padaryti paveikslai dievų, kurie yra panašus į žmones, į paukščius netgi. Ir krikščioniškoje bažnyčioje mes tą galim pastebėti, kad yra ne vienas paveikslas turbūt vaizduojantis, kad Dievas yra kaip senas žmogus, kuris sėdi virš žemės apskritimo ir kad šalia Dievo tėvo sėdi sūnus ir dar kitoje pusėje yra šventoji dvasia pavaizduota kaip paukštis. Tai vėlgi, jeigu mes skaitome šitą Dievo įsakymą, nedaryti jokio pavidalo, tai taip išeitų, kad tie dailininkai, kurie dirbo labai daug prie gražių paveikslų, kurie puošia šiandieną krikščioniškas bažnyčias, dėja jie tą įstatymą peržengė. Nes Dievas sakė, kad jūs mano pavidalo nematėte. Bet čia turbūt daugelis žmonių pasakytų, jūsgi prieštaraujate patys savo. Nes pradžios knygoje mes skaitome, kad Dievas sutvėrė žmogų panašų į save, pagal savo veidą jį sukūrė. Tai kaipgi jūs sakote, kad Dievas nėra žmogus, jeigu Dievas buvo Kristuje ir jį galėjo užčiuopti ir matyti ir girdėti žmonės. Tai pasirodo, Dievas iš tiesų gali apsireikšti žmonėms kaip žmogus. Čia buvo sakoma kaip ugnis ir iš jos kalbėti. Jis gali apsireikšti žmonėms kaip švelnus vėjo dvelksmas. Jie gali pamatyti jį įvairiausiuose kitokiuose regėjimuose, bet vis dėlto
Dievas yra dvasia ir jis nėra materialus. Jis nėra surištas nei su materija, nei su laiku. Todėl ir į klausimą, iš kur atsirado Dievas, bandoma atsakyti taip, kad Dievas neturi nei pradžios, nei pabaigos, nes jisai būtent sukūrė laiką, sukūrė materiją ir sukūrė erdvę. Ir jis yra nepriklausomas nei laikui, nei materijai, nei erdvei arba visatai. Taigi yra sakoma, kad pradžioje Dievas kaip dvasia sukūrė šitą pasaulį. Ir kaip jisai jį galėjo sukurti, arba kaipgi dvasia gali sukurti materiją ir gali ją valdyti. Tai vėl yra sakoma taip gan paprastai, kad mes žinome tokius dvasinius dalykus, kaip žmogaus meilė, kaip žmogaus pavydas. Tai nėra materija, tai yra dvasia. Nes apaštalas Povilas yra sakęs gražiai, kad jūs esate priėmę ne baimės dvasią, bet meilės dvasią, patogumo, išminties dvasią. Taigi pasirodo, kad visi šitie dvasiniai dalykai yra pagrindas viso to, kas vyksta pasaulyje. Nes mes turbūt puikiai žinom, kad žmonės paprastai ateina į šitą pasaulį iš meilės. Nes jeigu nebūtų meilės ir nebūtų geismo, tai yra dvasiniai pradai, kurie priverčia materiją vystytis ir daugintis. Nes įsimylėję žmonės sukuria šeimas, jie gyvena kartu. Ir jeigu meilės nebūtų, tai viso šito nebūtų. Ir jeigu mes pažiūrėtumėm šiandieną į pasaulį ir paklaustume, iš kurgi atsiranda karai, iš kurgi atsiranda nesutarimai šeimose, tai galėtumėm vėl pastebėti, kad pradas yra dvasioje. Kad būtent pavydas ir kerštas ir neapykanta sukelia karus. Arba užsigeidimas svetimų žemių. Pavydas, kad kiti geriau gyvena, turtingiau gyvena, turi daugiau žuvies jūrose, turi daugiau jūrų, turi daugiau naftos, turi daugiau urano, iš kurio galima pasidaryti atominius ginklus ir paskui jais mėginti užvaldyti visą pasaulį, gąsdinant žmonės nužudyti. Taigi žmonės galvojo, kad būtent pradžia visų problemų prasideda dvasioje. Taigi pavydas, egoizmas, jie daro didžiulius darbus ir paveikia ir kuria daug materinių dalykų. Nes yra sakoma, kad įsimylėję vyrai stato namus, jie dirba darbus, kuria ir rašo poeziją. Ir taip pat ir moterys, jos irgi tampa veiklesnės, jeigu jos turi dėl ko tą daryti, jeigu jos turi šeimą, turi vaikučius, kurie gimė iš meilės. Taigi, reikėtų pastebėti, kad būtent dvasiniai dalykai yra pirmapradžiai ir jie daro daug darbų. Ir pasaulis, kuriame mes gyvename, būtent yra sukurtas Dievo kaip dvasios, kuris turi ir turėjo įtaką materialiam pasauliui ir jį sutvėrė. Ir visais laikais buvo tam tikra problema, kad Dievas yra dvasia, o žmogus yra kūnas. Todėl su žmogumi kaip su kūnu, kaip su materija, kalbėtis Dievui nebuvo paprasta, gan sudėtinga. Ir Dievas pamatė, kad žmogaus mintys yra netokios kokios Dievo. Ir žmogaus mintys iš pat jaunų dienų yra linkusios į blogą. Ir tą Dievas jau pastebėjo po Nojaus tvano, kai jis pamatė, kad tu gali žmogų bausti, bauginti, mylėti, globoti, prižiūrėti, bet jisai savyje turi tam tikrų dalykų įgimtų, kurie neverčia arba žmogaus daryti blogą mokinti nereikia. Netgi mažų vaikučių pavydėti mokinti nereikia, meluoti mokinti nereikia, tai jau yra įrašyta tiesiog juose pačiuose. Ir tai, žinoma, nėra blogai, bet su viso tuo, ką žmogus turi, galima taip sakyti, reikalinga žmogui tas pats pavydas,
Kartais žmogui netgi reikalinga turbūt ir pameluoti, kad ir kaip būtų gal keista. Bet kartais melas, nors sakoma, kad švento melo ir nebūna, bet kartais norint išsaugoti žmogui arba žmonėms gyvybę, kartais vis dėlto melas kai kuriais atvejais yra padėjęs išsaugoti ne vienam žmogui gyvybę. Taigi pasirodo, kad visi šitie, tegul kartais atrodo ir neigiami veiksniai, kurie yra užrašyti žmogaus genuose, tas pats pavydas, tas pats egoizmas, jie visi yra reikalingi ir naudingi, bet jie turi turėti tam tikrą harmoniją, kad jie nebūtų per daug dideli ir kad jie nebeužvaldytų žmogų ir jo kūną, ir jo visas mintis, ir jo visą gyvenimą. Taigi Dievas pastebėjo, kad su žmonėmis kalbėti yra gan sudėtinga ir paprastai žmogus gali suprasti, kada su juo kalbama yra į jį panašiam žmogui. Yra sakoma, kad jeigu žmogus patenka į vieną ar kitą problemą, tai tam žmogui, kuris yra patekęs į vieną ar kitą problemą, paprastai gali padėti toks žmogus, kuris panašią problemą yra turėjęs ir ją nugalėjęs. Ir nemažai būtent anoniminių alkoholikų pasakoja, kad viena iš didžiausių pagalbos rankų ištiesimą arba ištiesė pagalbos ranką būtent tie žmonės, kurie žino, ką reiškia būti alkoholiku ir žino, kaip reikia, kiek pastangų reikia, kad šitą alkoholizmo dvasią išvaryti arba ją nugalėti. Tai būtent tie žmonės gali padėti tiems žmonėms, kurie yra priklausomybėje. Tai panašiai ir Dievas su žmogumi, kad jam papasakoti, kad žmogus patikėtų Dievu, jam reikėjo vis dėlto siųsti į pasaulį pranašus, dauguma kurių žmonės vis dėlto netgi ir pasiųstais pranašais žmonės nebetikėjo. Nes jie pagalvojo, čiagi nėra dievai, juk jie gali klysti. Ir tas pats pranašas Jeremijas, kai jis atėjo ir pasakė į Izraelį, kad žmonės elgiasi neteisingai, kad jie daro nuodėmes ir paskui atneša aukas į bažnyčią ir sako, jeigu mes aukojame bažnyčiai, tai mes galime daryti, ką tik norime. Ir Dievas vis tiek yra su mumis. Bet Dievas sakė per pranašą Jeremiją, kad taip nėra. Kad visų pirma jūs pagerinkit savo gyvenimo elgesį ir būdą, tai aš su jumis gyvensiu šitoje vietoje. Bet žmonės sakė, kad kunigai ir švento rašto aiškintojai klysti negali. Ir pranašoje Jeremijui buvo pasakyta užsičiaupti, patylėti, jeigu nenori nuo jų rankų numirti. Taigi pasirodo pasakyti žmogui, Dievui perduoti žinias, ką jis nori pasakyti žmogui, visais laikais buvo sudėtinga. Ir būtent Jėzus kalbėjo viename iš savo palyginimų apie vieną vynuogyno savininką, kuris siuntė savo tarnus, pats išvykęs į kelionę, kad tarnai pažiūrėtų, koks yra derlius vynuogyne ir tiesiog jį surinktų ir jį atneštų šeimininkui. Bet kai tie tarnai buvo nusiųsti, tai daugelį jie buvo nužudyti, kad tas palikimas, vynuogynas, visas derlius pasiliktų būtent tiems darbuotojams, kurie ten dirbo. Tai panašiai ir Jėzus norėjo pasakyti, kad Dievas įvairiais laikais siuntė pranašus į šitą pasaulį pas žmones ir norėjo, kad jie atneštų iš žmonijos geras naujienas, kad žmonės keičiasi, kad jie tapo geresni, kad jie gražiau sugyvena. Tai yra atlyginimas. Tai yra atlyginimas, kurio Dievas laukia iš žmonių. Bet daugelis pranašų, kai jie buvo nusiųsti, jie buvo nužudyti. Tada Dievas galvojo, kad vis dėlto kaipgi dar galima su žmonėm kalbėti. Tada jisai siunčia į pasaulį savo sūnų mūsų viešpatį Jėzų. Ir Dievas tikėjosi, kad žmonės išsigas Dievo sūnaus, jo nebenužudys, bet jo paklausys. Bet kai Jėzus buvo atsiųstas į šitą pasaulį ir pasakė žmonėms tą patį, kad Dievas reikalauja iš jūsų ne tiek kiek aukų ir
ėriukų ir avių arba jaučių, bet jis reikalauja gražaus sugyvenimo vieniems su kitais, kad žmonės galėtų mylėti vieni kitus, atleisti vieni kitiems ir nežudyti vienas kito už padarytas nuodėmes. Nes Izraelyje pagal seną tikėjimą už padarytas kai kurias seksualinės nuodėmes, kaip žinia, moteris buvo atvesta pas Jėzų ir buvo jai pasakyta, kad ją reikia užmušti akmenimis. Tai toks tikėjimas arba toks elgesys su žmogumi yra visiškai neteisingas. Nes Jėzus sakė, kas iš jūsų be nuodėmės, tai reiškia, kad visi žmonės yra nuodėmingi ir nuodėmės žudant panaikinti neįmanoma. Tai Jėzus tą norėjo pasakyti žmonėms, bet vyriausiasis kunigas anuo metu pasakė, kad jūs nieko neišmanot, geriau mums nužudyti Jėzų, negu prarasti visus žmonės ir tikėjimą. Ir netgi apaštalai tikėjosi, kad jiems pavyks žydus atversti į krikščionybę, kad jie taptų krikščionėmis ir daugiau nebesektų senomis žydiškomis pasakojomis arba jų papročiais ir jų tikėjimu, ar tai būtų apipjaustymas, ar tai būtų švenčių šventimas ir kitos visos apeigos, kurios buvo atliekamos bažnyčiose, bet deja žydai nepasidavė ir nepasiduoda iki šios dienos. Jie turi išsaugoję būtent savo tikėjimą. Taigi Jėzus buvo atsiųstas į šitą pasaulį, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžiną gyvenimą. Bet ir vėl turbūt tas klausimas yra, tai iš kurgi tas Dievas atsirado, kas jį sukūrė, jeigu jis visą kitą sukūrė. Tai vienas pamokslininkas gražiai sako, kad Dievas, kuris sukūrė šitą pasaulį, pats neturi sukūrėjo, arba kitaip tariant, pats neturi pradžios. Mums kaip žmonėms, kurie turime pradžią ir žinome, kad reikės mirti, tai mums atrodo, kad jeigu mes jau turime pradžią, tai ir Dievas turėjo turėti pradžią. Bet pasirodo, kad Dievas gyvena anapus visatos, anapus laiko ir anapus materijos. Ir būtent ten nėra laiko, tai reiškia nėra pradžios, nėra dabarties, nėra ateities. Tai Dievas būtent tų savybių neturi, jis neturi nei materijos, kuri gali suirti, ir jo negalima pamatuoti nei ilgiu, nei pločiu, nei dydžiu. Kartais jau sakoma, tai koks Dievas yra didelis, kokio jis ūgio yra, arba kur jisai telpa. Nes kaip ir Saliamonas, kai jis pastatė bažnyčią, tai jisai sakė, Dieve, žinau, kad šitą bažnyčią, kurią tau pastačiau, tavęs negali sutalpinti. Nes dangų dangus ir visata tavęs negali sutalpyti. Taigi pasirodo, kad Dievo neįmanoma yra apibūdinti nei pločiu, nei aukščiu, nei ilgiu. Pagal mūsų supratimą, tai Dievas šitokiam apibūdininkui nepasiduoda, nes jis yra dvasia. O dvasia apibūdinti ilgiais ir matais materijos deja mums nepavyksta. Taigi Dievas neturi nei pradžios, nei pabaigos ir mums suprasti viso to, kaip Dievas gali būti, neturėdamas pradžios, neišeina. Ir jis neturi ir pabaigos. Taigi Jėzus yra garbinamas kaip Dievo sūnus, kaip Dievas, ir čia daugelis žmonių atsiranda tam tikrų problemų. Nes kai jie ateina būtent į krikščionišką bažnyčią, tai būtų musulmonai, ar tai būtų žydai, ir jie pamato Jėzaus arba Marijos, kaip minėjau, nei moters, nei vyro pavidalo bažnyčiose, stabuose arba paveiksluose Izraelio tautoje būti negali. Tai jie sako, kaip jūs čia dabar pasistatę paveikslą, nusipiešę žmogų, jį sudievinote ir garbinate jį kaip dievus. Švenčiausia mergelė Marija arba švenčiausia Jėzų Kristų. Tai daugelis krikščionių ir sako, na žinot, mes paties Dievo nepiešiame, mes tik tai piešėme Dievo įsikūnijimą jo sūnuje Jėzuje Kristuje, o žmogų jau ne kaip Dievą mes piešti galime, to mums nėra uždrausta. Ir kad žmogai būtų lengviau tikėti, tai mes būtent nupiešėme Jėzų, nors kas yra įdomu,
tai Jėzaus paveikslo niekas niekada nėra nutapęs. Arba kitaip tariant, tuo metu, kai Jėzus gyveno, niekas jo nenufotografavo ir nėra jokio aprašymo, kaip Jėzus atrodė, kokia buvo jo akių spalva, plaukų spalva, kokio jisai buvo ūgio, sudėjimo, nieko apie tai nėra. Ir tai tarsi tyčia pasakyta yra, kad žmonės nežinotų, kokį Jėzų pavaizduoti. Ir šiandien daugelį paveikslų tapytojai, kurie tapo, tai beveik visi jie tapo savai. Vieni jie tapo Jėzų su rudais plaukais, kiti su juodais, kiti mėlynų akių, kiti rudų akių. Taigi žmonės tiesiog ir menininkai susiduria su tam tikra problema, kad mes nežinome, kaip atrodė Jėzus. Nors vėl yra tam tikras aiškinimas ir yra sakoma taip, kad kai yra priekaištaujama, kad mes garbiname stabus bažnyčiose, tai sakoma, ar jūs turite piniginėje savo vaikų nuotrauką arba savo tėtės, savo mamos nuotrauką. Tai kartais piniginėje žmonės nešiojasi savo vaikų nuotraukas. Tai tas pamokslininkas ir sako, jeigu aš nešiojuosi savo sūnaus arba savo dukraus nuotrauką arba savo žmonos nuotrauką savo piniginėje arba pase, tai dar nereiškia, kad aš juos garbinu kaip dievus, bet aš juos gerbiu todėl, kad aš juos myliu ir aš nešiojuosi jų atvaizdą savo piniginėje. Tai panašiai ir čia Jėzus yra gerbiamas todėl, kad jis yra mylimas ir todėl, kad jisai yra tas, kuris gali mus iš mirties išgelbėti. Nes jeigu mes pasistengsime išpildyti visus Dievo įsakymus, kuriuos jisai davė 10, tai mes galim prisiminti, ką sakė apaštalas Povilas, nėra nei vieno žmogaus, kuris sugebėtų nei vieno įstatymo neperžengti. Nes, kaip minėjau, mes gyvenime esame pamelavę, mes esame nemylėję viešpaties Dievo labiausiai už viską ir savo artimą kaip save patį. Taigi pasirodo, kad jeigu mes netikime Jėzumi ir jo pasiuntimu, deja mums išstovėti teisėjais Dievo akivaizdoje nepavyks. Mes galim žinoti Dievo vardą, kaip žinia, nors jo ir nėra, nors jisai būna tuo, ko jisai būna. Vieną kartą jisai būna, kaip minėjau, ugnimi, kitą kartą jis gali būti Jėzuje, kitas sykį gali būti pranašuose. Jis gali apsireikšti ir švelniame vėjelyje. Taigi ir jo vardas gali būti keičiamas. Ir mes skaitome šventajame rašte Apreiškimo knygoje, kad ir Jėzus turės naują vardą. Taigi pasirodo, viskas kinta, viskas keičiasi. Ir Dievą apibūdinti būtent tokį, koks jisai yra, deja mums nepavyks. Nes vienas pamokslininkas yra įdomiai pasakęs, kad jeigu tu sakai, kad tu jau pažinai Dievą ir tu žinai jau jo vardą, tai tas Dievas, kurį tu pažinai, jau ir nėra Dievas, nes Dievas nėra pažinus. Tas Dievas, kurį tu pažįsti, arba kurį tu gali apibūdinti, jau yra tavo sukurta vaizduotė ir deja tai nėra tikras Dievas. Tikro Dievo aprėpti, pažinti, suprasti deja mums nepavyks. Bet kogi mes galime pasiguosti? Mes galime pasiguosti tuo ir džiaugiamės bei dėkojame mielam Dievui, kad mes turime išgelbėjimą per tikėjimą į mūsų viešpatį Jėzų Kristų, kuris yra Dievas apreikštas žmoguje. Ir jis atėjo ir kalbėjo per Jėzų ir pasakė žmonėms, kas yra gera ir kad jis yra pasiruošęs žmonėms dovanoti naują gyvenimą. Ir jau nebe tokį gyvenimą, kuris buvo anksčiau ir kuriuo tikėjo ir tiki šiandieną netgi žydų tauta, nes iki šios dienos, kai yra skelbiama, kad žydų tautos kareiviai, kurie kariauja tenai Gazos sektoriuje ir kurie žūva, tai aš stebėjau, kaip jie yra laidojami. Ar jie yra deginami, ar jie vis dėlto yra laidojami kūnas. Tai reikėtų pastebėti, kad Izraelis kaip tauta, jie tiki vis dėlto, kad mirusieji bus prikelti su kūnais. Ir todėl jie mirusiųjų nebekremuoja.
Tuo tarpu Lietuvoje dar mes irgi turbūt esame girdėję ne vieną tokį ginčą. Tai kaipgi čia dabar bus, kaipgi dabar galima žmogų prikelti iš mirties, jeigu jo kūnas yra sudeginamas. Ir galbūt ten yra jau surenkami ne vien tik tai žmogaus kūno pelenai, bet ten galbūt yra dar ir karstas, ir drabužiai. Bet man buvo savotiškai įdomu, kad buvo žmonių, kurie važiavo į ekskursiją, į krematoriumą. Ir jie važiavo pažiūrėti, kaip ten yra deginami žmonės, lavonai. Tai jie pasakoja, kad vis dėlto ne visi pelenai yra surenkami žmogų deginant. Visų pirma, yra žemesnėje temperatūroje deginamas karstas ir deginami mirusio žmogaus rūbai. Ir kai jie jau nudega, tada tas likęs kūnas yra perkeliamas į tolesnę krosnies vietą ir ten yra pakeliama didesnė temperatūra, kad tie pelenai, kurie yra karsto ir rūbų, būtų atskiriami nuo žmogaus kūno palaikų, nuo pelenų. Taigi, žydų tautos žmonės vis dėlto tiki, kad jie bus prikelti su kūnais ir gyvens žemišką, normalų gyvenimą, kurį jie gyveno čia žemėje. Panašiai tiki ir musulmonų tautos žmonės. Ir jie stengiasi savo mirusių nedeginti, bet juos laidoja netgi pusiau sėdinčius, kad jie greičiau prisikeltų. Ir jų jau tiesiog senovėje buvo įaugę į tikėjimą tam tikra kova su žydų tautos žmonėmis. Ir jų kareiviai yra palaidoti prie Jeruzalės miesto sienų, sėdintys ir su ginklais. Kad kai Kristus, Mesijas, išgelbėtojas, ateis į Jeruzalės miestą, tai jie su kardais Jėzaus kaip žydo neįleis ir žydams neleis įeiti ir apsigyventi Jeruzalėje kaip sostinėje. Nes jie nori turėti Jeruzalę kaip sostinę ir jie nori gyventi Jeruzalėje su Dievu Alachu. O žydai taip pat nori gyventi Jeruzalės mieste, žemiškame mieste ir dar nuleistame iš dangaus auksinėme mieste, Jeruzalės mieste. Ir nori jie gyventi su Dievu būtent Jeruzalės mieste ir kūnuose. Taigi jie apie tai pranašas Jeremijas kalbėjo, būtent apie tą kūnišką gyvenimą žemėje. Bet Jėzus ir apaštalas Povilas jau turėjo kitokį tikėjimą. Jie jau sakė, kad kūnas ir kraujas dangaus karalystės arba Dievo karalystės nepaveldės. Kad tokio gyvenimo, kurį mes gyvenome šitoje žemėje, gyvendami kūnuose, dėja jau jo nebebus. Ir tai bus naujas gyvenimas, jau dvasinėme kūne, kuris jau nebetekės, jam nebereikės jau ten tų moterų ar vyrų ar vyno ar duonos kasdieninės ir vėl kovoti dėl maisto, pavydėti dėl moterų arba dėl vyrų, vėl pyktis išgėrus ir muštis vėl išgėrus vyno ir panašiai. Taigi tų dalykų jau nebebus, nes pasaulis ir žmogaus kūnas jau bus visiškai kitoks. Tai bus dvasinis kūnas ir ten jau nebebus mirties, nebebus vedybų, nebebus muštynių. Ir kartais mes, kai meldžiamės už mirusiuosius, tai mes kartais meldžiamės ir prašom atleidimo visiems. Ir kartais galvojame, kad kai tie kareiviai sunkiai sužaloti, mirštantys, jie turbūt ne vieną kartą pagalvoja prieš mirdami, ar yra pasaulyje žmonių ir kunigų, kurie meldžiasi už juos būtent tą akimirką, kada jie neapykantoje ir keršte už tuos, kurie juos nužudė, miršta. Ar yra koks kunigas, kuris prašo mielo Jėzaus, kuris turi raktus nuo amžinybės ir mirusiųjų pasaulio, kad suteiktų jėgų ir tikėjimo tam žudomam kareiviui, kankinamam ir žudomam kareiviui, suteiktų jėgų atleisti tam žudančiam jį,
arba žudantiems jį ir suteiktų išminties taip pat tiems, kurie žudo, nebežudyti. Taigi mes meldžiamės dėl tų žmonių, kurie miršta ir dėl tų žmonių, kurie žudo, kad jie nebežudytų ir kad tie mirštantys sugebėtų atleisti tiems, kurie juos žudo. Ir tą mus moko Jėzus, nes jisai meldėsi būtent už tuos, kurie jį žudė. Nes pasirodo, kad nusinešti kerštą į amžinybę yra siaubas. Nes nusinešti kerštą į amžinybę, tai reiškia nusinešti pragarą, nusinešti kančią ir nusinešti sielvartą. Ir būtent tam atėjo į šitą pasaulį Jėzus kaip Dievo sūnus, kad jis amžinybėje suderintų visus žmones, kurie pykosi, kurie žudė vienas kitą, kad ten amžinybėje būtų taika ir sutarimas. Taigi ir mūsų pareiga yra melstis už visus tuos, kurie yra kankinami, žudomi ir kurie žudo, kad jie to nedarytų, kad jie sugebėtų to nedaryti arba sugebėtų atleisti. Žinoma, mums esant toli lengva yra kalbėti už tuos, kurie yra kankinami ir kurie yra žudomi. Bet kad ir kaip ten bebūtų, mes tikime tuo, kad bet kuriuo atveju atleisti vis dėlto yra geriau, negu nusinešti neapykantą ir kerštą į amžinybę. Amen. Taigi šiandieną